Sveiki, šį kartą su jumis sveikinuosi norėdama pranešti apie svarbius pakeitimus, kuriuos jau kurį laiką vykdo Facebook. Jau kuris laikas Facebookas griežtai filtruoja informaciją, kuri jūs pasiekia. Ir ypatingai tai liečia informaciją, kurią jūs gaunate iš įvairių grupių, prie kurių esate prisijungusios. Viena iš jų, apie kurią kaip tik dabar norėčiau pakalbėti, kaip tik ir būtų lieknėjų paskutinį kartą Facebook grupė. Tai, kad jūs esate paspaudusios patinka, dar visiškai nereiškia, kad gaunate visus pranešimus iš manęs. Šiuo metu statistika rodo, kad vos 5–10% iš jūsų gauna pranešimus iš manęs, kuriuos aš talpinu beveik kiekvieną dieną. Tai įvairi motyvacija, receptai, kiti lieknėjimo patarimai. Daugiau negu 90% iš jūsų jų tiesiog nemato. Dėl to, kad Facebookas už jūs nusprendžia, kokią informaciją jūs gausite iš įvairių grupių, prie kurių esate prisijungusios. Ir taip jie daro dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis tiesiog yra be galo didelis informacijos srautas, kuris yra Facebook, ir tokiu būdu jie tą informaciją filtruoja. Kita priežastis, tokia daug realesnė, tai yra tai, kad jie nori, kad Facebook grupių turėtojai už kiekvieną savo įrašą mokėtų pinigus, jeigu jie nori, kad tas įrašas pasiektų visus tos grupės narius. Šiuo metu aš tikrai nesu nusiteikusi to daryti. Tačiau yra kitas būdas, kaip jūs galėtumėte gauti visus pranešimus su patarimais ir visa kita naujausia informacija iš manęs. Tiesiog atsidarykite taip, kaip aš dabar ką tik padariau, lieknėjų paskutinį kartą grupės puslapį ir nueikite ant šito simboliuko patiko. Ten, kuriuos esate paspaudusios, rodo, kad jūs šioje grupėje esate paspaudusios patiko. Angliškai, jeigu jūsų profilis yra anglų kalba, tai bus liked. Ir viskas, ką jums reikia padaryti, tai pažymėti štai šičia, kur parašyta gauti pranešimus. Spustelti ir atsiras varnelė. Ta varnelė, tas pažymėjimas reiškia, kad kiekvieną kartą, kai aš įdėsiu kokį nors naują įrašą šiame Facebook savo puslapyje, kiekvieną kartą štai šiuo gaubliuku jums bus pranešta apie tą naują įrašą. Taigi ateityje jūs niekada nepraleisite jokių mano Facebooko įrašų. Kitas momentas, kurį taip pat labai rekomenduočiau padaryti, jeigu jūs norite gauti visus pranešimus iš manęs apie ne tik Facebooko grupės pranešimus, bet ir pranešimus apie mano būsimus blogo įrašus, įvairias akcijas, seminarus, visas kitas naujienas, užsukite į lieknėjų paskutinį kartą blogą. Ir štai čia, tu jau užsikrausi, parodysiu. Ir štai čia, šiek tiek žemiau paslinkę, rasite štai tokį langelį, norite pirmieji sužinoti apie naujus įrašus. Ir tiesiog štai čia suveskite savo elektroninio pašto adresą ir paspauskite prisijungti. Ir tuomet, kad ir ką benuspręstų Facebook, gal vieną dieną jis visiškai išnyks, kas tai žino, mes visą laiką liksime kontakte, kaip sakant, neprarasime ryšių vienos su kitom ir jūs visą laiką gausite naujienas iš manęs. Taigi, tai yra tokios naujienos, kuriomis norėjau su jumis pasidalinti. Gražiausiams dienos. Iki.